Sveiki, noriu Jums pristatyti va tokį dizelinį šildytuvą oro. Liaudiškai vadinama Webasto. 8 kW, aš jau dabar paprasčiausiai jungiau. Užpylėm akumuliatorių, pajungiam, užpylėm soliarus ir paleidom. Kiek girdžiu, jau užsikūrė. Kvapas nuėjo biškį tokios. Dar neužsikūrė biškį dūmelis nurūko. Pirmą kartą kūrėsi gyvenime. Tai šiaip tai labai geras daiktas. Paprasčiausiai akumuliatorių pajungite, užpilite soliarus ir važiuojam pagal duomenis jo. Tai valandai 100 ml. Soliarus tai 10 valandų litras. Tai aš manau, kad tikrai ekonomiškas variantas. 8 kW, tai čia jeigu pagal pečių kaip 8 kW, tai gaunasi 80 kvadratų, gali apšildyti. Aš manau, kad jisai gali. Nes pučia oro tikrai karštą. Pradėjo pūsti. Jau šiltėja. Viskas užsidegė. Per kelis kartus. Tik nieko nedarėm visiškai, įpylėm soliarus ir paleidom. Akumuliatorių pajungėm ir paleidom. Išmetimas su padavimu su filtru pajungėm. Čia dar ant šito dedasi toks duslintuvas. Yra dar tenais visokių veržėlių, šneizdekiškas įvūlė. Kofro ir dedasi ant šito vartiklio. Gerai pučia. Vėjas eina tikrai gerai. Kaip šiandien fainai daro. To įsigazuos jisai. Valdymas su pulteliu. Matot, parodė, vėjas nugriovė medžius ir viskas, nebegalėjo žmonės, neturėjo elektros. Jeigu taip žiemą, tai ir viskas liekė šaltuose namuose, nes visi siurbliukai, visos automatikos, viskas ant elektros. O šitą savo pasistatė ir ramiai sukūriniesi. Tai kad tavo vamsdelį reikia, dar žmonės jungia šitą vamsdelį per kokį nors metalinį radiatorių arba čigūninį radiatorių ir tada daro išvedimą į lauką. Ir dar tas radiatorius įkeisna apie 200 laipsnių jisai išmeta dar. Jėzų, karštas. Čia. Laisvai dar gali kažką jungti. Čia karštą orą jau pučia. Prie pat rankos išlaikyti praktiškai neįmanoma. Svilina tiesiog. Svilina. Tu pasižiūrėti, ne? Gerai, baigiu video. Ačiū Jums.